Ar dar pamenate tą garsų šūkį "Atsipūsk prie jūros, miestas tvarkosi", kurį vis dar galima sutikti ir šiandien įvairiose Klaipėdos vietose, kur vyksta intensyvūs viešųjų objektų remonto darbai. Šiuo metu gal ir netokia svarbi revoliucija, kaip kadaise Prancūzijos sostinėje, tačiau Paryžiaus komunos gatvėje, jungiančioje vienas svarbiausių miesto arterijų, tai yra Šilutės plentą ir Taikos prospektą, taip pat vyksta mažytė revoliucija. Arba kitaip kapitalinis kelio remontas, kuris tarsi pats savaime, esant geriems orams, pasiūlo geriau atsipūsti prie jūros, nei vadovautis apylanką siūlančiais ženklais. Tačiau jeigu važiuoti tenka ir dar kažkur netoliese, tai geriau atsiminkite, jog Paryžiaus komunos gatvėje eismas dalinai ribojamas, o senojo kelio danga nutrinta iki pat pagrindų. Tai laukiame naujo Paryžiaus revoliucijos atminimui nutiesto kelio. Ir nepamirštam spausti patiktukų, rašyti komentarų ir žinoma prenumeruoti šio kanalo. Primename, jog laukiame ir jūsų pasiūlymų filmavimams Klaipėdos mieste bei aplink. Ačiū, kad esate kartu.